aš esu UAB City Service LT automatikos specialistas. Ir šiandien mes pabandysim susipažinti plačiau su šilumos punkto automatika, automatiniu reguliatorium. Čia mes matom nepriklausomos šildymo sistemos šilumos punkto automatikos skydą, kuriame yra įdiegtas valdiklis šildymo sistemos su automatikos komponentais. Jisai skirtas valdyti šildymo ir karšto vandens sistemų temperatūros. Pabandysim su juo plačiau susipažinti. Čia yra pats reguliatorius, vadinamas RubySafe. Tai yra automatinis valdiklis su programuojamu procesoriumi. Užprogramuoti galima ne tik šildymo sistemų valdymui, bet ir daug kitų yra pritaikymo galimybių. Bet šiuo metu kalbėsim būtent apie šildymo sistemų automatizavimą. Čia matom RubySafe, automatiniai jungikliai valdymo grandinėms įjungti, išjungti. Pačiam skyde yra sumontuoti papildomi pagalbiniai komponentai, kaip valdymo blokas, maitinimo blokas, duomenų nuskaitimo moduliai ir kiti. Pradžiai gal plačiau apie patį automatikos skydą ir jo pagrindinius komponentus. Tam mes atidarysim skydą, kad būtų galima pamatyti, kas yra jo viduje. Čia, kaip minėjau, matom patį RubySafe, čia yra automatiniai jungikliai grandinių valdymui. Čia yra valdymo blokas, kuris perduoda signalus siurbliams cirkuliaciniams, vykdomiesiems mechanizmams. Čia matom maitinimo bloką, čia yra duomenų nuskaitimo adapteriai, RFID kortelių skaitytuvo modulis. Dar galima paminėti, kad yra prijungiama distancinio ryšio antena. Pats prietaisas savyje turi GSM modemą, kurio pagalba galima GSM ryšiu nuskaityti RubySafe duomenų parametrus, šilumos skaitiklių parametrus. Taip pat yra galimybė gauti informaciją tiek internetu, tiek į mobilų telefoną apie parametrų būklę, apie avarinius pranešimus šilumos punkto, apie papildymo skaitiklių eigą, apie vandens skaitiklių suvartotus duomenis. Pats RubySafe valdiklis yra skirtas šildymo kontūro ir karšto vandens kontūro valdymui. Dažniausiai naudojama yra dviejų kontūrų valdymui, nors yra galimybė pačiam RubySafe įdiegti iki 4 kontūrų. Sakykime, pagal poreikį šildymo, karšto vandens, vėdinimo sistemų arba pasirinktinai dar papildomą karšto šildymo ar vėdinimo papildomą kontūrą. Dažniausiai naudojami pas mus mazguose yra
du kontūrai. Tai šildymo ir karšto vandens. Pats šildymo kontūras yra valdomas pagal užduotas temperatūras, priklausomai nuo lauko temperatūros. Valdomas duomenų įvedimas yra ir valdymas atliekamas distanciniu pulteliu. Būtent tokioj RubySafe modifikacijoje yra vėlesnių modifikacijų, kur yra jau įdiegti mygtukai, galima valdyti ir distanciniu pulteliu ir mygtukų pagalba. Šildymo kontūro parametrų nustatymai yra atliekami, stengiamasi atlikti pasirinktinai pagal gyventojų poreikius, pritaikant individualiai kiekvienam namui. Dėl optimizacijos stengiamasi yra mažinti šildymo lėšas. Ir čia yra tokia galimybė, parenkant individualius grafikus kiekvienam namui. Tai parametrai yra užduodami pagal iš anksto užduotus grafikus, įvedant reikšmės atitinkamai, koks yra poreikis šildymo sistemai prie tam tikros lauko temperatūros. Taip pat yra grįžtamų temperatūrų apribojimai, kas leidžia taupyti ir apsaugoti sistemas nuo perkaitimo. Informaciją RubySafe'as gauna skaitmeninių temperatūros jutiklių pagalba. Taip pat yra automatizuotas siurblių valdymas pagal poreikį šildymo sezono metu ar atjungus šildymo, pasibaigus šildymo sezonui. Yra įdiegtas automatinis siurblių prasukimas, kas apsaugo siurblius nuo užkalkėjimo. Kas liečia pačius grafikus šildymo sistemų, temperatūrinius grafikus, tai stengiamasi parinkti pačius grafikus priklausomai nuo namo sienų šiluminės varžos, nuo butų skaičiaus, nuo šildymo prietaisų įrengtų butuose, priklausomai nuo to sistema vienvamzdė, dvivamzdė, kolektorinė. Bet kokiu atveju yra išlaikomos higienos normos, kad butuose būtų ne mažiau 18 laipsnių patalpų temperatūra, kas yra privaloma. Karšto vandens sistemose vanduo yra palaikomas 50 laipsnių. Mažesnės temperatūros kelia grėsmę kauptis ir daugintis legionelių bakterijoms. Nuo 50 laipsnių temperatūros jos jau nustoja daugintis, veistis. Taip pat periodiškai yra atliekami taip vadinami termošokai, tai sukeliama temperatūra iki 60 laipsnių legionelių prevencijai. Valdiklio veikimo principas yra palaikyti užduotas temperatūras vykdomų mechanizmų pagalba. RubySafe'as surinkdamas ir apdorodamas informaciją iš skaitmeninių temperatūros jutiklių parenka automatinių reguliatorių pavarų, taip vadinamų, veikimo greičius. Sistema, kadangi yra nepriklausoma, tai automatiniai valdikliai, reguliuodami pratekančio šilumnešio srautą, debitą, šilumokaičių pagalba, perduoda šilumą iš šilumnešio į sistemą. Valdymas atliekamas per tarpinę grandį valdymo bloką.
Čia mes trumpai apžvelgiam šilumos ir karšto vandens automatinio reguliatoriaus funkcijas, paskirtį, jo komponentus, susipažinom su jo veikimo principu. Dar kartą noriu paminėti, kad optimalus šildymo sistemos ir karšto vandens temperatūrų ir grafikų parinkimas yra rengiamas individualiai kiekvienam namui, priklausomai nuo sistemų. Labai svarbu atsižvelgti į higienos normų reikalavimus, kad jos nebūtų pažeidžiamos. Tam yra sudaromi kiekvieno namo šildymo sistemų temperatūriniai grafikai, pritaikyti konkrečiai namui arba atsižvelgiant į gyventojų poreikius, prašymus ir pageidavimus.